Laidas nelego. Jeigu tinka, nereiškia, kad tai saugu. Nusipirkai naudotą maitinimo bloką. Su maitinimo bloku atėjo krūva laidų. Nu, atrodo, visko kaip ir užteks. Jungi visus laidus ir galų gale pasižiūri, kad trūksta vieno PCI laido. Laidai kaip ir susijungia, viskas gerai, bet tada prisimeni. Klausyt, turi seną maitinimo bloką, kuris irgi yra modulinis ir turi va tokį patį laidelį. Kodėlgi jo mums nepabandžius įjungti ir panaudoti kaip atsarginį? Niekada nedaryk šitos laidos. Kodėl? Nes jeigu maitinimo blokas nėra toks pats, to pačio modelio, kaip dabar RM1000, gali sudeginti savo motininę plokštę, kaip PCI laidą keis tikriausiai vaizdo plokštę, arba visą kompiuterį. Degam! Degam! Niuansas toks. Kiekvienas gamintojas, darydamas savo laidus, juos daro individualiai. Kiekvienas laido gale išdėstymas yra toks, kokio tau reikia, tačiau visų laidų išdėstymas, kas yra čia, jie skiriasi. O skiriasi jau čia galim kvestionuoti, ar dėl to, kad nori, kad iš jų pirtumė maitinimo bloko laidus ir kitus setus, kad niekas nepernaudotų, arba dar yra N variantų. Tarkim, turiu vieną laidą, kuris iš rūsio tinka, biški skiriasi, mažiau neriniuoti, jie galbūt jums ir įsikiš. Tad pakartosiu, nedarykite šitos laidos. Jeigu nežinot, ką darot, ateikite RPC LT, mes galim ištikrinti jūsų fazes, įžeminimus, kurioje vietoje koks laidas yra reikalingas, patarsim, padarysim, parinksim normalų laidą ir neturėsite jokių problemų. Net jeigu ir to vieno laido nerandi, žmonės kartais net pasirinka keis visą maitinimo bloką. Mes šitoje situacijoje galim pagelbėti. Ateik pas mus, padėsim.